Aš jau esu pasiruošusi, paimk mane mažutį tratata, aš esu pasiruošusi bum bum bum, daryk mane visai. O dabar mūsų laukia Eglės top 5. Tai pradėkim gal nuo Australijos. Labai, man patiko labai daina tinkanti 69 Eurovizijai. Įdomu, kaip nuskambės gyvai, ar jisai išperformins bus labai gerai arba sušiks. Tada 4. Suomija. Atiduokim šią damą žiūrovų teismui ir laip pat žiūrovas ima ir komentaruose nusprendžia, ar per daug, ar galbūt net kažko buvo ir per mažai. Taip. Parašykit, mes būtinai atsižvelgsime. Tai. Mano 3 vieta yra Malta. Mano to 5 gal nebūtų, bet Nu, dabar aš taip irgi biškai. Dabar aš taip žiūriu ir gal biškai persvarti. O kas toliau top 2? Nu, tai Izraelis antroje vietoje. Ar tai nėra gražiausia baladė, kokią Izraelis yra išsiuntęs? Aš nepamenu nieko. Seniai, gražiau. kuris metais Gali buvo ta būt. gražiausia visų laikų Eurovizijos dalyvė, seniai? Aš vis dar myliu ją nuoširdžiai. Ir mes gertėjame prie... Prie Austrijos turbūt eglutė. Prie Austrijos ir Austrija man yra šiaip šių metų nugalėtojas. Čia reikia suprasti, kad jis tiesiog stovi ir dainuoja. Aš manau, kad Eurovizijos scenų jis ten labiau kažką gal bus efektukų. Ai, čia jis? Okay. Good to know. Iš ko tu galvoji, kad čia moteris? Ah, this is very, very good news.